Lions judėjimui 108 metai. Tai didžiausia savanoriška humanitarinė organizacija pasaulyje, vienijanti milijonų žmonių. Jos nariai savo laiku žiniomis ir širdimi padeda bendruomenėms. Pagrindinis principas "mes tarnaujame" yra ne tik šūkis, bet ir gyvenimo filosofija, vienijanti skirtingų profesijų, patirčių bei pažiūrų žmonės. Lietuvoje šiuo metu veikia 36 Lions klubai. Klaipėdos apskrities moterų Lions klubas Smiltė šiemet mini 20 metų veiklos sukaktį. Tai gyva optimizmo ir kūrybiškumo versmė, įkvepianti nares naujoms paramos idėjoms bei prasmingiems darbams. Per 2 dešimtmečius klubas įgyvendino daugybę reikšmingų projektų. Sušildykime mažasias širdeles, parama onkologinėmis ligomis sergančių vaikų šeimoms. Kalėdų širdelės, tradicinė kalėdinė paseka remiamoms šeimoms ir jų vaikams. Rusnė, 20 metų trunkanti parama mokyklai, kur mokosi neįgalūs Šilutės apskrities vaikai. Talentų kraitė, įvairi parama gabiems vaikams. Baltija, pirmoji Lietuvoje gimnazija pritaikyta neįgaliems gimnazistams. Projektą įgyvendinti padėjo Vokietijos ir Šiaurės šalių Lions klubai bei Klaipėdos miesto savivaldybė. Lapiai, trišalė sutartis tarp 2 Lions klubų ir Klaipėdos rajono savivaldybės dėl Lapių pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimo į globos namus. Suoliukas praeiviui, klubo 10-mečio dovana klaipėdiečiams su žaidimu Mažvydo alėjoje. Santaros palatos klubo indėlis pertvarkant palatas. Už prasmingą veiklą klubas Smiltė buvo nominuotas LNK televizijos apdovanojimui Gerumo sparnas ir išrinktas pilietiškiausia organizacija Klaipėdoje.